Treneri, taurės rungtynės viena istorija, lyga yra kita istorija. Ir šiandien Žalgiris tą istoriją rašė taip, kaip jiems patogiau. 3-1 pergalė Širvintose prieš Transinvest. Ar labai liūdna? Taip, tai aišku, pralošimas liūdina, bet jeigu prieš savaitę kas nors būtų pasakęs, kad iš tų dviejų rungtynių turėsim vieną pergalę, turbūt manau, kad su tuo scenarijum būtume sutikę. Žalgiris kokybiška komanda, turi didelį gilį sudėties. Tai šiandien aš manau vyram šiek tiek gal kai kuriem jau trūko šviežumo. Stengiamės šviežintis, padarėm 3 keitimus prieš rungtynės. Dar paskui netikėta ta Simonės trauma, vieną žaidėją teko paaukot, tada dar įleidom naujų. Bet šiandien labiausiai trūko tos dėmesio koncentracijos ir čia jau nuovargio požymis, nes matėt, gavom 2 įvarčius iš kampinių. Į pirmą štangą identiški įvarčiai, vyrai nesusikalbėjo, neišsirinko ir baudinys irgi toksai, kad realiai 3 standartinės padėtys. Šį kartą ir puolime atrodė, kad trūksta to šviežumo, to žingsnio, to užbaigimo. Tai ko jūsų akimis trūko? Tai taip, tai pirmoji zonoje, kaip perimdom kamuolį, jau nebebėgom taip greitai į tranziciją, kai bėgom taurės rungtynėse. Bet tai normalu, nesakau. Čia trumpas laiko tarpas buvo atsigauti, o Žalgiris žaidė savo, ką visada, presingavo aukštai, stengiasi neduoti laisvai judėti, ir jiems tas gausi šiandien. Tas baudinys labai pakeitė jūsų planą, nes matyt, ne taip tikėjotės, kad dėliosis rungtynės. Apie 11 metrų čia. Taip, tikėjomės, kad bent jau pirmą kėlinį ieškosim kontratakose ir tokio greito įvarčio neprasileisim. Bet paskui praleidom įvartį, tada, žinot, emocija šiek tiek kita. Biški Žalgiris užlipo dar labiau, nes ta banga, kaip ir mes po įvarčio šiek tiek buvom perėmę kontrolę, tai čia normalu, psichologija, futbole viskas. Ir paskui per pertrauką pakeitėm šiek tiek schemą. Tas biški davė vaisių, nes pradėjom aukščiau spausti, daugiau biški kamuolių perėmėm ir gaus kaip gaus. Dabar bus pertraukėlė, kiek jos reikia, ar labai reikalinga ir ką per ją nuveiksite? Žinoma, reikia, vyrai dabar čia turėjo daug rungtynių, eilę rungtynių žaidė, kas 2 dienas buvo, kas 3. Taurė dabar dar dasidėjo, dabar vėl su Žalgiriu 2 rungtynės per savaitę labai vargina. Tai tą pertraukėlę išnaudosim, duosim vyram šiek tiek laisvų dienų, pasitreniruosim, padirbėsim ir ant savaitgalio, manau, šiek tiek irgi leisim pailsėti vyram, pašviežinti galvas, kad paskui grįžus į sezoną vėl laukia ten 2 savaitės ir taip toliau. Tai dabar svarbiausia yra pailsėti, atsistatyti psichologiškai ir judėti į priekį. Nieko blogo čia nenutiko.